Sveiki! Šį vakarą pademonstruosime vieną iš galimybių gamtoje ruošti maistą, šildyti vandenį, panaudojant krosnelę, kuri leidžia mums nekurti laužo, o tiesiog kompaktiškai, neteršiant gamtos, susikurti mažą ugnelę, ant kurios, kaip ir minėjau, galite arba pasipildyti vandenį, arba pasigaminti maistą. Šita krosnelė yra pagaminta, matote, iš plieninių puodelių. Ką mes padarėme, tai nuėmėme rankenas ir skirtingų dydžio puodeliuose išgręžėm skirtingų dydžių skyles. Didesnis puodelis atstoja išorinę krosnelės sienelę, puodelio dugne išpjovėme skylę, kuri atitinka mažesnio puodelio dydį, kad tas mažesnis puodelis tiesiog į vidų sandariai įsistatytų. Taip pat didesnio puodelio viršuje grąžtų išgręžėme skyles. Ką patarčiau padaryti gręžiančias skyles, kadangi tas plienas yra pakankamai kietas ir jisai yra poliruotas, prieš tai verta ilos ar kaltelio pagalba tiesiog kišus į vidų kažkokį tai pagalį, su plaktuku tas skyles iškalti, o paskui tiesiog grąžtų jas padidinti. Mažesnėme puodelyje, kuris įsistato į to didesnio puodelio aukštinpojam viršų, išgręžėme skylutes dugne oro padavimui ir iš šonų taip pat, kad kuo daugiau oro patektų kurui, kuris dedasi į vidų. Taip pat viršuje mažos 2 mm panašiai skersmens skylutės, per kurias pateks papildomas oras. Sustačius tų puodelius vieną į kitą, gana sandariai įsitvirtina ir nereikia jokių papildomų elementų, kad jie laikytųsi kažkaip. Ir matote iš vidaus, tarp didesnio ir mažesnio puodelio lieka apie centimetro tarpas, per kurį patekęs oras išeina būtent per šitas mažas skylutes. Ir šitas būtent oras uždega dujas, kurios generuojasi krosnelės viduje. Kad būtų patogiau virti maistą ir ugnis neužgestų nuo tiesiog paties puodelio ar kažkokio tai indo ir jį būtų tiesiog patogiau pastatyti, iš skardos lakštų pasidarėme stovelį, tiesiog tokį X-ą, kurį įstatome krosnelės vidų. Ir tada ant jo galime drąsiai statyti talpą vandeniui virtą, ruošti maistą. Dabar pademonstruosime, kaip šita krosnelė veikia ir paskaičiuosime, per kiek laiko užverda vanduo puodelio arbatos. Šitai krosneliai kūrenti tinka beveik bet koks kuras. Galime tai, kad pasitaiko miške, pavyzdžiui, sausos pušų eglių šakelės, kankorėžiai, kažkokia sausa žolė, šiaip malkų skiedros ir panašiai. Aišku, čia didelių malkų mes neįdėsime, bet mažos kažkokios maži pagaliukai, mažos šakelės yra kaip tik. Na štai, prilaužėme smulkių šakelių. Galime sudėti praktiškai iki viršaus, kad tik tai neuždengtų šoninių skylučių. Pačią krosnelę geriau pastatyti ant kažkokio tai aukštesnio paviršiaus, kad nedegintų žolės nei žemės. Ir tai taip pat padeda patekti papildomam orui iš apačios ir tada jinai geriau degtų. Na štai, pabandysime uždegti krosnelę. Matome, ugnis po truputį įsidega. Ant viršaus dedame mažų šakelių, tiesiog, kad jos palaikytų tą pradinį degimą, kol užsidegs apačioje esantis kuras. Ir šiek tiek palaukiame. Na ką, kaip matome, krosnelė įsidegė, galime pradėti šildyti vandenį. Statome rėmelį ir į puodelį įpilame
vandens, kiek gali prireikti. Paruošti puodelį arbatą. Įpylėme 300 ml vandens. Žiūrime laiką ir skaičiuojame, kad tai užvirs. Kaip matote, ugnis dega ne iš pačių krosnelės vidus visų ledų šakelių, bet būtent iš tų angų, kurios yra išgręstos krosninio puodelio, kaip minėjau, viršuje. Ir gavome tokį kaip netgi ne krosnį, bet viryklę. Ir dar vienas tokios krosnelės privalumas yra tas, kad būtent jeigu neužtenka kuro, jo bet kada galima papildomai įmesti per tarpus. Ir tokiu būdu krosnelę galima deginti valandas, kol neprisikauptų pelenų viduje. O tuo tarpu matome, kad vanduo esantis puodelyje jau pradėjo burbuliuoti ir iki virimo liko gal tik tai porą minučių. Na štai, praėjo 4,5 minutės ir vanduo puodelyje užvirė. Galime nukelti. Ir pasidaryti arbatą.